Buenos días, senjoros ir senjorės. Sveiki atvykę į naują epizodą. Mūsų autoparke šiandien šiek tiek retesnis ir mažiau žinomas eksponatas. Giugiaro dizainas. Keturių durų ispaniškas sedanas. Malaga. Šitas automobilis į mano rankas pateko visiškai atsitiktinai, bet istorija tarp manęs ir šito automobilio yra šiek tiek ilgesnė. Pirmą kartą šį automobilį, konkrečiai šią Seat Malaga, aš pamačiau 2020 metais Vilniuje ir nufotografavau, nes iki šiol nebuvau nei jos matęs, nei girdėjęs, kad tokie egzistuoja. Po kelių metų aš vėl ją pamačiau, vėl Vilniuje, vėl nusifotografavau. Ir šiais metais aš vėl ją pamačiau ir vėl nusifotografavau. Nuotraukose ji neturėjo šito atsarginio rato uždėto. Šitas gedimas atsitiko visai neseniai. Istorija ganėtinai paini, bet pasistengsiu kiek galima nuosekliau papasakoti, kaip šitas automobilis atsidūrė mano rankose ir kokios jisai būklės ir ką su juo darysim. Čia yra kiaurai paraudyjusi skylė. Čia yra akivaizdžiai neteisingos kėbulo linijos. Šitas žibintas stovi kreivai. Šitas sparnas buvo stipriai daužtas ir labai prastai remontuotas. Buvo, matyt, atsitrenkta į bordiūrą arba į kažkokią duobę dėl to, kad ratas yra sudaužytas, sulenktas dviejose vietose ir ašis truputį paėjus į galą. Gal ne truputį, gal porą centimetrų. Šito smūgio pasėkoje truputį kliūna durys. Čia ganėtinai stiprus pažeidimas yra ir nuo šito tikriausiai ir priklausys automobilio likimas. Jeigu mums pavyksta nesunkiai, be didelių investicijų suremontuoti šitą dalį ir atstatyti, kas yra pažeista tenai, tada nersim į įvairias kitas smulkmenas ir pabandysim šitą automobilį prikelti, taip kad jisai atrodytų geriau, vairuotųsi smagiau ir keltų šypseną vairuotojui, savininkui ir aplinkiniams. Čia tokia staigmenėlė yra dujų įranga. Jinai puikiai veikia, bet man tai nėra kažkoks tai privalumas. Toliau čia trūksta dangtelio. Į galą buvo kažkada tai daužta, čia akivaizdžiai yra glaistyta, tiesinta, dažyta. Bagažinės dangtis akivaizdžiai nesutampa. Čia yra didžiulis tarpas, toks didelis, kad net nesiekia sandarinimo gumos. Čia užsipila benzinas, 95. Bamperis buvo remontuotas. Tas nelabai pastebima, nes padaryta dar visai pusė velnio. Bet manau, kad čia gabalo bamperio trūko, kažkas tai buvo sudaužyta ir tiesiog buvo užlituota, kažkaip tai užglaistyta ir nudažyta. Žiūrėjau techninės apžiūros istoriją, tai buvo įrašas apie bamperį. Tai manau, kad kažkada čia buvo skylė ir dėl to nepraėjo techninės apžiūros, tada suremontavo ir praėjo. Automobilis yra Lietuvoje nuo 2004 ar tai 2006 metų, tai apie 20 metų Lietuvoje jisai važinėja. Iš pradžių Kaune buvo, kaip supratau, dabar Vilniuje jau paskutinius ten kelis metus. Istorija techninės apžiūros ganėtinai prasta, visą laiką praeina ne iš pirmo karto, visą laiką būna didelių trūkumų. Dažniausias buvo, kiek mačiau, galiniai stabdžiai, žibintai, skysčių prasisunkimas ir visokios kitokios smulkmenos. Galiniai žibintai berods irgi. Techninė apžiūra galioja dar porą mėnesių, man atrodo. Ratlankiai, kiek žinau, yra originalūs, būklė nekokia, bet
Šitas setas turi ganėtinai specifinius tarpus tarp skylių. Jeigu teisingai perskaičiau, tai yra 98 mm. Tai ne 100, kaip būtų, tarkim, pas Volkswagenus, o 98, dėl to ratus jam rasti bus tikrai sunku. Neapsimesiu, kad aš žinau čia istoriją ir išmanau apie tokį automobilį, bet kiek suprantu, čia yra iš tos eros, kai setas dar nepriklausė Volkswagen grupiai. Tai čia tikriausiai nėra iš vis jokių vago detalių ir tokio automobilio restauracija ir priežiūra nuo to darosi tik tai sunkesnė. Bet tai ne pirmas atvejis, kai mano kanale yra kažkas tai netokio lengvai padaroma. Ok, tai tęsiam apžvalgą galbūt dabar salone. Durų rankenėlės atrodo štai taip. Primena galbūt Alfa Romeo ar Peugeot iš 70-80 metų. Bent jau man panašu, nes atsidaro štai taip. O viduje išlipti reikia patraukus šitą rankenėlę. Čia yra GLX komplektacija. Tai tikriausiai reiškia, kad yra elektriniai langai. Jie veikia. Čia ir čia. Veidrodėliai reguliuojami mechaniniu būdu. Tiek keleivio, tiek vairuotojo. Yra tachometras. Yra spidometras. Viskas, kas čia yra, kiek mačiau, veikia. Jungikliai šitie šiek tiek specifiniai dėl to, kad aš visada pamirštu, kurioje kas padėti. Ir tenka pasižiūrėti čionai. Tada suprantu, ar aš įjungiau, ar neįjungiau. Pripratimo reikalas. Vairas visai neblogos būklės. Po smūgio, aišku, jisai šiek tiek toks. Sutvarkius pakabą, jisai važiuos tiesiai. Skaitmeninis laikrodis. Rodo teisingai. Radija. Čia, kaip suprantu, yra žibinto aukščio korektorius. Tikriausiai neveikiantis. Čia techninė apžiūra dėl to nepraeis. Dujų įranga. Važiavau ant dujų. Baisu buvo persijungti, bet išdrįsau, persijungiau ir nieks nesprogo. Čia yra palikimas buvusio savininko. Sakė, palieku tau. Kartais reikia palaistyti. Labai įdomi situacija su veidrodėliu. Čia yra uždėtas kažkoks tai fišajus. Mes jį nuimsim, nes man to nereikia. Čia galimai yra originalus veidrodėlis. Galimai ne. Dėl to, kad jisai labai keistai pritvirtintas. Ne per vidurį, ne prie lango. Tikriausiai paieškosiu internete nuotraukų, kaip atrodo šitų automobilių veidrodėlį ir suprasiu tada, kas čia blogai, kas gerai. Čia toksai dalykas, kuris labiau, sakyčiau, Saabė turėtų būti, nes Saabai turi istoriją su aviacija ir ten šis beitas yra nukopijuota iš lėktuvų, o čia vat yra, nemoku tik įjungti. Čia yra lemputė, kuri pašviečia galbūt žemėlapį kažkokį, kai važiuoji, ar šiaip kažką salone. Ok, čia kas. Aha, nu, jo, čia tikrai tas veidrodėlis neturi būti, nes va kaip yra. Va, o pas vairuotoją viskas normaliai. Dokumentus beje šiandien pasiėmiau ką tik iš paštomato. Priežastis, kodėl jis atsirado mano rankose, buvo tokia, kad visiškai atsitiktinai mano draugė, kuri žino, kad aš domiuosi senais automobiliais, atsiuntė man filmuką, kur nevažiuoja keleivių vietoj šito automobiliu. Ir sako... Matai, Pauliukai, kokią mašiną tau suradau, net augaliukas auga. Aš tada pasidomėjau ir supratau, kad čia yra konkrečiai tas pats setas, kurį aš karts nuo karto fotografuodavau. Ir tikrai neturėjau minčių pirkti jo, dėl to, kad turiu Audi, turiu Golf 2 projektą, turiu elektrinį Golfą, tai automobilių netrūksta, projektų irgi. Bet pasiūliau savo draugui, jisai pasiūlė nusipirkti jį per pusę. Gali būt, kad čia bus mūsų abiejų automobilis ir mes kažką su juo darysim, o gal jau jam jis ir neįdomus ir mano vieno čia bus projektas, nežinau.
Ką dar čia turim bardachiokę. Bardachiokas atsidaro taip specifiškai, šiek tiek sulūžęs. Štai toks mechanizmas atidarimo. Pakeli į viršų ir atsidaro. Ką mes čia turim? Paskutinis savininkas beje buvo britas, gyvenantis Lietuvoje. Ir pardavimo priežastis buvo ta, kad jisai išvyksta į Maroką. Ir Lietuvoje jau nebegyvens, tai reikėjo parduoti ir... Gerai, praversiu. Jo, komplektacijų paliko ir iPhone'ų pakrovėją. Šiek tiek yra kalbos barjeras, dėl to skelbimuose pardavinėti jam turbūt buvo šiek tiek nepatogu, tai pavyko per pažįstamus parduoti. O, čia muzika klausyk. O, klausyk, bičiuli, tai čia ką, auksas yra? O, tai čia dabar liko tik telefoną nusipirkti su tokia jungtim. Paket перевязочный. 7 metų. 7. Tai čia turbūt kaip mašinai, tiek metų kelintų jinai yra. 91. Eik tu sau. Aš buvau įsitikinęs, kad jinai kažkokiu 89, 88. Tai va, metais tik tai senesnė už Vulką. Ok. 10 raktelis, fantastika. Toliau. Oh my god, pažiūrėkit, viskas originaliai. Ūkšt. Bengališkos ugnelės. Šitą tai išmesim. Tušnukas. Mėlynas. Ir VD40. Tai, žodžiu, niekur neprapulsim. Turim 10 raktelį, turim VD40 ir turim izoliacijos. Galima su jie važiuoti kur tik nori. Tai, nu va. Ai, primena man Audi A2. Kaip, tai va, bus įdomu. Oi. Bus įdomu pažiūrėti, kas bardachioke. Gale situacija panašiai. Durys atsidaro taip pat. Ir iš vidaus ir iš išorės. Gale irklai. Centrinis užraktas berods tik užrakina, bet neatrakina. Čia išsiaiškinsime eigoj. O gale žiauriai minkštos sėdynės. Kaip amerikoniškam sedane kokiam. Limuzinas. Porankis. 100 metų nenaudotas. Slidžių neįsidėsi. Ok. Tai čia manau, kad GLX bus bairis. Manau, kad tam paprastesnio net porankio nebus. Tai salonas, nežinau, ar veliūras, ar kažčia, bet labai malonus, tikrai. Ir net nepraplyšęs, ir nepradegintas, ir nedėmėtas. Salonas tikrai puikios būklės ir čia trūksta stikliuko. O, durys automatinės. Lubos turi niuansų. Tikrai panašu, kad buvo atkybusios ir su stepleriu yra prišaudytos. Jeigu jos nėra visiškai sugadintos nuo tokio remonto, galima jas nuimti. Medžiagą gražiai atlupt, išvalyt, perklijuot, nes pagrindas panašu, kad visai neblogas, kietas. Ir galima atrestauruoti šitas lubas. O jeigu ne, šitos lubos jos neturi nieko bendro su visų salonu. Raštas tiesiog savotiškas ir galima tiesiog rinkti kažką, bet ką panašaus į tokią spalvą, ar į tokią spalvą, ar į tokią spalvą. Ir užtraukti naują medžiagą ir bus muy bien, kaip sako ispanai. Tunelis čia tas, pas senas mašinas čia dažniausiai toks būna didesnis, čia jau tokios ganėtinai plokščios grindys. Tai yra oraputės, matyt galiniam keleiviam. Nu, iš bėdos, ne? Šiaip tai po sėdynėm būna tas dalykas. Ir kaip ir šildo kojytės, o čia tai taip. Nu, Ispanija, tengi žmonės žemų neturi tokių kaip mes. Čia peleninės, viena, kita, viskas labai paprasta. Kojom vietos yra pakankamai, sėdisi minkštai, netgi galva yra pakankamai vietos.
Išlipti reikia štai taip. Tai apie saloną turbūt tiek. Stogo bagažinė. Esmė, kad su šitos mašinos pirkimu vėlgi buvau paliktas žmonos be priežiūros. Ir dažniausiai, kai lieku be priežiūros, aš kažką tai padarau tokio sunkiai pateisinamo. Tai ratus nuvažiuoju nusipirkti automobilį. Tai šį kartą buvau likęs vienas su vaiku ir važiavom su dukra. Apžiūrėjom kartu, nupirkom. Mano dukra sako, kodėl kopėčios yra ant stogo. Pas ją ūžė guoliai, man atrodo, pavarų dėžė ūžė, duslintuvas šiek tiek kiauras ir yra tų pakankamai tiek daug pašalinių garsų, kad stogo bagažinė net nesigirdi, nes aš nevažiavau turbūt daugiau 70, nelabai saugu, nes su vairu tenai biški problemėlių yra. Tai šitas dalykas man kol kas netrukdo. Pasižiūrim gal kas po kapotu, nes po kapotu tai žinokit laukia siurprizas. Jeigu jūs nežinot, tai bus įdomi staigmena. Kažką reikia palenkti. Ai va, paprastai. Opa. Ir kas čia yra tokio specifinio? Tai čia yra vieta atsarginiam ratui. Čia buvo atsarginis ratas ir sutvarkius tą ratą, šitas atsarginis ratas turėtų grįžti čionai ir bus viskas autentiška, gražu. Čia yra pečiukas, tai irgi kaip ir lubos. Vienas lengviausiai remontuojamų pečiukų turbūt. Čia atsisukai, ištraukai, pakeitei. Ir tikriausiai čia reikės lyst dėl to, kad pečiuko ventiliatorius skleidžia keistą garsą. Ir manau, kad jis net nepučia pilnų pajėgumų. Todėl reikės čia įlyst. Pats Pytas, savininkas buvęs, prisipažino, sakau, kaip tu žiemą su ją rasoja. Nu taip, sunkiai. Tai va, tai dėl šito tikriausiai rasoja. Daugiau nieko nežinau, čia yra dujos, čia akumuliatorius, čia radiatorius, kuris blogai pritvirtintas, čia yra elektroninis kuro įpurškimas. Ir čia yra ne bet koks kuro įpurškimas, čia yra Porsche kuro įpurškimas. Šitas automobilis yra aprūpintas Porsche kuro įpurškimo sistema. Amazing. Kas dar? Dar čia turim skilių, truputį skilėta, bet priėjimas toks pusė velnio, manau, kad galima tenai nusėmus čia vis tiek bus ardoma čia, ardomas sparnas turbūt, tai jau tuo pačiu ten galima bus užvirinti. Dujų įranga veikia, jinai važiuoja be problemų, bet nemanau, kad šitas dalykas kažkokią vertę suteikia automobiliui. Šiuo metu galbūt taip, nes labiau patraukli už benzininę, tam, kam reikia tiesiog automobilio su techninė apžiūra, bet kažkam, kas nori didžiuotis to automobiliu, galbūt tos dujos truputį kiša koją. Tai tiek. Dabar laikas turbūt keliauti prie bagažinės. Tam mums reikės pirštinio. Atsidaro keliant už šitos rankinėlės. Tai ką mes turim bagažinį? Tai turim nelabai apvalų ratą, kuris yra sulenktas čia, sulenktas čia. Sulenkimas yra išoriniai rato pusiai. Vidiniai nematau ir nežinau, ar jis yra kažkiek tai palinkęs šitos ašies atžvilgiu. Manau, kad jį dar įmanomas remontuoti, dėl to, kad nusipirkti kitą bus tikrai brangu ir sunku. Tai va, turim ratą, smagu, kad jisai neišmetė jo, nors atrodo toks nelabai pataisomas, bet smagu jį turėti. Pagal protektorių galiu pasakyti, kad tikriausiai važiavo su nepakankamai pripūstų ratų, dėl to, kad vidurys yra labai gilus protektorius, o kraštuose yra jau per mažas. Tai arba suvedimas, arba per mažai pripūstas ratas. Kai yra per daug pripūstas ratas, išsidėvi vidurinė dalis, o kraštai lieka su giliu protektoriu. Antifrizas, žalias, tepalai 1040, turėsim ką dapilti. Deiseris, matyt, kad naudojamas buvo iš išorės ir iš vidaus, nes, kaip sakau, salone
Buvo daug drėgmės, tai manau, kad žiemą ten būdavo šerkšnas ir iš išorės, ir iš vidaus. Langų ploviklis, vasarinis, puiku. Dar truputį tepalo, just in case. Nu ir va, dabar aš išėmiau šitą bakelį ir jisai laša, nes gulėjo ant šlapio kilimo. Mano manimu, pirminė priežastis yra šita guma, ji nesandarina bagažinės ir jeigu viskas bus gerai, galbūt užteks tiesiog sureguliuoti mechanizmą ir jinai priglus, o jeigu ne, tai nežinau. Čia yra galbūt tempimo trosas, supelijęs visas. Tai yra varinio sustojimo ženklas. Ir jeigu neužadės šitas mechanizmas, jisai turėtų išskleisti savo kojas ir būtų pastatomas. Sveria turbūt 2 kg. Čia tokia priemonė, sunku pasakyti, ką su ją reikėjo daryti, kokia paskirtis. Bet čia matau betonas, ne kraujas kažkoks, tai kaip ir galbūt buvo naudojama pagal paskirtį. Tai yra maišas apkloti automobiliui skirtas. Manau, kad pradžiovinus saloną ir ilgesniam laikui jį pastačius būtų visai neblogai tą ir padaryti, kad šiek tiek apsaugotų nuo to lietaus. Čia yra kažkokios plasmasės detalės čia galbūt nuo slenksčio. Čia yra purvasargis. Ir čia yra jau prieš tai mačiau, kad trūksta ant sparno moldingo. Tai va, tas moldingas. Reikia tik nuvalyti klijus ir po to, kai sparnas bus suremontuotas, galima bus gražiai priklijuoti. Važiavau ant dujų, važiuoja. Klausiau pas Ugnių, kuris yra senas užkietėjęs bezdalius. Važinėja visą gyvenimą ant dujų. Sakau, kaip man pažiūrėti, kiek čia tų dujų. Sako, pabandyk atsukti šitą kranelį. Pabandom. Bet tik keista, ne? Tu sėdi mašinui, važiuoji ir net nežinai, kiek pas tave dujų. Tu turi, įlysti bagažinę. Ten gal dujų skaitiklis koks. Tai ką čia reiškia, palauk? Tai jau dujų visai nėra. 10% dujų liko viskas. Tai, karoči, benzo irgi ten mažai. Tai reikia užvažiuoti šiandien į degalinę ir užsipilti benzino. Gazoliną. Aš nemoku dujų užsipilti. Ir žinau, kad man to nieks nepadarys degaliniai, tai užsipilsim benzino, kad nesibaigtų kažkaip tai tragiškai. Jeigu žinot kažką apie šitos automobilius, apie buvusius savininkus, arba esat matę būtent šitą automobilį kažkur gatvėse, parašykit komentaruose. Labai įdomu būtų sužinoti daugiau apie šitą automobilį, nes realiai nelabai yra kur su kuo apie juos padiskutuoti. Tikrai retas automobilis, mažai žinomas, ypač Lietuvoje. Ir tiesiog reikia sėdėti ir skaityti, bandyti suprasti, kas tai per automobilis ir kaip įtaisyti, kur rasti detalių, kur yra silpnos vietos ir panašiai. Pabandom bendrom jėgom kažkaip įveikti šitą projektą. Ir jeigu patinka, ką aš darau, spauskit patinka, jeigu nepatinka, spauskit nepatinka, parašykit, kodėl paspaudėt, spauskit subscribe, žinosiu, kad žmonėm patinka, žmonėm įdomu ir nori sekti šitą istoriją. Ir bandom netrukus išleisti dar vieną epizodą apie šitą automobilį. Ačiū ir iki.